Sveiki visi! Šiuo metu remontuojame šį seną Volvo 340 ir pamanėme, kad būtų naudinga pasikalbėti apie automobilių atsarginės dalis. Konkrečiai šiam Volvo buvo reikalingas mechaninis kuro siurblys. Po ilgų paieškų internete radome jį autodoc.lt internetinėje parduotuvėje. Užsakėme, teko šiek tiek palaukti, kol dalis iš Vokietijos sandėlių atkeliaus į Lietuvą, tačiau dabar mes ją turime čia pas mus ant stalo ir išpakuosime. Taigi, pradedame. Labai įdomu, kaip viskas supakuoti. Užsakėme Pierburg mechaninį kuro siurblį. Taigi, vidus atrodo štai taip. Labai smagu, kad yra įdėta ir paminkštinamoji medžiaga. Na ir štai mūsų kuro siurblys. Viskas užpakuota, užplombuota. Čia taip pat turime šiek tiek paminkštinimo. Ir tai mūsų ilgai ieškota detalė. Mechaninis kuro siurblys. Tai dėkojame Jums už dėmesį, linkime gero kelio, o mes einame įdėti šį siurblį į automobilį.